Labas vakaras, LNK eteryje laikas socialinėms aktualijoms. Čia 24 valandos. Šiandien laidoje matysite nuolatiniai įsilaužinėjimai ir niokojamas turtas. Tokia neįtikėtina Eišiškių senolio kasdienybė. Čia baisu, kas čia daro. Čia nei policija nepadeda, čia nieks nepadeda. Kiekvienu naktėlį. Čia mašina. Kiekvieną naktį? Taip. Tu supranti, kur tu neužilgo atsidursi, jeigu tai bus toliau. Tavo 14 teismas. Jau laiškas atėjo. Tu banditka. 57 metų Nijolė mano, kad laukiasi. Koks jausmas vėl pasijusti besilaukiančią mamytę? Man labai smalsu. Labai smalsu, tai buvo baisu. Vežame Nijolę tyrimams. Važiuojam, pasižiūrėsime, kas na yra. Organizuosime medicininę apžiūrą ir įsitikinsim, ar jūs galite būti vyriausia Lietuvos mama. Aš ir būsiu. Tačiau gydytojo diagnozė nustebins. Mantas maldauja Virginijos, kad šis skirtų laiko ir dėmesio sūnui. Aš dabar ne dėl pinigų kalbu, aš kalbu dėl lankymą. Kai man dabar siūlai su 3 vaikais važiuoti, ne? Kur išvažiuoji, kai gauni pinigus po 5 dienas? Nepasakok. Aš važiuoju, klausiu, įrodyk pirmą. Ponia Teresa prašo padėti jos senyvam giminaičiui. Pasak moteriškės, jau ne pirmą savaitę senolis yra mušamas ir terrorizuojamas. Beveik kiekvieną vakarą į jo namus įsilaužia išgėrusių jaunuolių grupuotė, kuri ne tik niokoja senolio namą, daiktus, bet ir kelia ranką prieš jį patį. Teresa pasakojo, kad pagrindinė įsilaužėlė yra dar nepilnametė ir esą dėl galimų spragų įstatymuose niekas jai nieko padaryti negali. Mes manome kiek kitaip, todėl išskubėjome senoliui į pagalbą. Dulkėtas kelias, juodų žirgų. Negali suprast čigonų meilės. Perdėkit radžių. Tai Teresa, bet pirmiausia, kaip sakant, nuo dainų pereikim prie rimtų dalykų, ar ne? Taip. Papasakokit dabar, kas per situaciją pas jūs, kad ryžotės kreiptis į mūsų laidą. Tai buvo, atvažiavau aplankyti tėvuką, Eišiškėse, ir priėjo viena moteris ir sako, žiūrėkit savo dėdę, pažiūrėkit, kas darosi. Ir kas dabar to dėdės namuose darosi tenai? Kas ten tokio baisaus? Kokio baisaus? Nešvara, netvarka. Išdaužyti langai, mėlynė po akim. Sakau, to kas tavi sudaužė? Tokie sudaužė. Nu, žinot, ir bijo gal pasakyti, kas sudaužė. Ir sakau, gal kartais, reikia apipraust, sutvarkyti. Nors sudrausmint tą mergą, kad nedaužytų, neeitų tų langų. O jeigu sudaužė, tu tegul sustato. Ir žinokit, nors sudrausmint tą mergą surasim, pasakysim motinai, kad neeitų tenai. Gerai, Teresa, tai klausykit, tai labai aš nekantrauju, labai noriu važiuoti kuo greičiau. Klausykit, tų įspūdžių pasisemt, tai tiesiog šokam į automobilį, lekiam ir bandysim, kom galėsim šiandien padėti visiems, ne? Taip. Jeigu pavyks. Taip. Nei namų, nei savų, tik pragertas nukis, nei pačios, nei savos, kur tas mano ūkis. Taip įklajojau buvau, aš ilgai ieškojau, kur tie mano pinigai, kur aš taip svajojau. O čia meninės ekspozicijos. Дядька, приехали в гости.
Labą dieną. Labą dieną. Dzień dobry, dzień dobry. А по-литовски говорите? Не. Только по-русски? Скажешь, кто побил окна тебе? Ну, это... Там mergina, kur Там sakė. mergina, kur sakiau. Televizorių buvo numetus suda. O, Jėzus Marija. Ir langai viską. Nu, čia pas juos to visą laiką, žinokit, ateina, nu, va, matot, kokias gyvenimas ir kokias... Это Aha. Žolapajų войску, все. 10 būna pensija, realiai rytoj gaus pinigus ir jie, ir reiškia, jau Donatą rytoj jį gaudys. Tu vieš sam, tak? Ну, Dobra, все. Aš pasakiau, kad aš noriu jam padėti, kad šitas teroras nebūtų. Bet dabar, tai sakykite, Teresa, ta merga, tai jinai yra kas dabar šitai šeimai? Kas jinai tokia yra? Aš sakau, vyresnis sūnus gyvena su tos mergos motina. Supratau, tai jinai yra tokia kaip ir podukra. Nu, kaip podukra, alikas jinai. Bet čia tai jinai niekas. Niekas, tu dėdukas jai niekas. Va, rytoj Nerėk. 14 bus teismas, va. Nu, tai ir kas, kad bus Nu, teismas? jinai išdaužė visus langus džedui. Tu mes jį ir iškviečiam dėl šito. Tu paklausk, dėl šito ir iškviečiam. Dėl šito? Taip, mes O dėl sakykit, šito jūs esate atvažiavom. kaimynė, ar ne? Taip. Ir čia jūs žinot, ar ne, kad... Čia baisu, kas čia Regina, daro. dėl to ir iškvietėm, kad važiuosim ten aiškytis. Čia baisu, kas čia daro. Čia nei policija nepadeda, čia nieks nepadeda. Kiekvienu naktėlį. Čia Kiekvieną mašina. naktį? Kiekvienu naktį. Tik sutemo ir viskas. Čia tokios nesąmonės daros, kad čia baisu. Ačiū tau labai. Bet Kada? Čia bus teismas 14. 14. Policija nieko nedaro, sako, jei 16 metų mes negalime jos teisti. Nu, tu kaipgi negalima, aš nesuprantu, tu, jinai gali Aš irgi nužudyti. nesuprantu, sakau, nu tai kaip negalima, nu tu O žinai. gerai, o motina jos ką nors sako? Tai Nieko čia tai jinai bus nesako. Jinai nieko nesako. Jinai Va, nieko. aš nežinau, mes pavasarį... Va, viskų išdaužė, mes buvom čia visus langus, viskų, nu buvom įstiklinį. Va, šitų išdaužė langų, šitų langų išdaužė. Uždengta, kadangi. Išdaužė. Mes to... Dėjo plytų, o čia va irgi viskų, čia, nu, buvo Sakė, visai... televizorių buvo nuo šito... Taip, Buvo televizorius kitas, buvo televizorius sugurino. sugurinčiai. Antenų pakeitėm, nu jisai savo penčių nusipirko, Aha, nu nupirko tai jam taip, taip, švinką. Uždėjo džedas, kad nelystų, va. Čia? Taip, taip. Čia, žinokit, aš, Regina, jūs Buvo- neįsižiūrėkite, bet čia, žinokit, atrodo kaip karo stovis. Tarsi kaip kariautų žmonės namuose savo. Nu, čia baisus dalykas. Ir kviečiu policijų. Jau tu policijai jau 10 kartų. Užsibarapidavo žmogus. Tai aš sakau, čia kaip karo stovį. Taip, taip. Kaip karo Jeigu man stovis. turi šakės stovėti, užsibarapidavo. Vakar atvažiavau, tai buvo kirvis ant padėtas. Tai žiūrėkit, bet kokiu atveju, žinot kaip darom, tai važiuojam pas tą 16-metės Jo, jos neraš. Tai mamą, net- bent jau. Iš vis viską pradės veikti. Tai tegu reikia, nes čia kažkas turi būti daroma. Labą dieną. Oi. Labą dieną. Klausyk, Kalba? Kalbė? Ko tu tai? Ko bus dar policija bandė vizivati? O supranti, kad nelabai teisingai savo gyvenimą vedi? Žinai? O kodėl darai? Kodėl tu daužiai šitą, eini ten namo pas jį? Mama stengiasi. Tak? Da. Mama stengiasi. Ar tu supranti, kur tu neužilgo atsidursi, jeigu tai bus toliau? Tavo 14 teismas. Jau laiškas atėjo. Tu banditka. Tėvai yra atsakingi už nepilnametį iki 18 metų. Nepilnamečio baudžiamoji atsakomybė yra reglamentuota, aišku, taip pat yra reglamentuota ir tam tikrais atvejais, sakykime, nepilnamečio atsakomybė yra numatyta ir nuo 14 metų, tai čia už labai sunkius nusikaltimus, taip pat yra numatyta ir nuo 16 metų, tačiau už tokius, reiškia, saviveiklos, na, sakykime, epizodus, nepilnametis iš tiesų negali būti patrauktas baudžiamoji atsakomybė, kadangi tai nepreziumuojama arba neįvardinama kaip kažkokia tai ypatinga nusikalstama veika arba inkriminuotina nusikalstama veika, kuri gali turėti labai ryškių pasiekmių. Ar tu gali pasižadėti, nu nebeit pas tą senolį, ten yra senolių namai, ten net ne tavo namai, jis tau net ne giminaitis. Kas tu per karalienė? Jūs tai negalvokit, kad čia bus, kad senis per visą naktį negali miegoti. Ten kiekvieną dieną policija buvo. Užsirekinai su čigonais ir su bernais prispaudė į dėdą prie lovos ir nedavėjai. Dėdas nepasijudino, tu kas tu?
Viskas ir prasideda nuo nepilnamečio asmenų. Pradžioje yra tik tai daro tokius, pavadinkim, smulkius pažeidimus. Vėliau, jeigu jie yra nebaudžiami, nesustabdomi, tai ateityje tai išauga į žymiai rimtesnius nusikaltimus. Aš manau, laiku sureagavus, atkreipus dėmesį tėvų, mokyklos, tos pačios turbūt bendruomenės, visuomenės nepakantumui atsiradus, tai tą problemą galima išspręsti. Jeigu tai nieks nekreips dėmesio, nereaguos, neužkirstam kelio, tai aišku, jie jausis nebaudžiami ir turbūt po kelių metų jau mes girdėsime apie žymiai sunkesnius jų nusikaltimus. Šiuo metu aš suprantu, kad iš esmės senolis turėtų kiekvieno atveju įsibrovus kreiptis į policiją, kviestis policijai į pagalbą, ar ne? Taip, tai ir senolis, galbūt ir žmonės, jeigu mato aplinkiniai, kad ten kažkas vyksta, pastoviai triukšmaujama, tai turbūt yra maišoma ir kitiems žmonėms ramiai gyventi. Tai jeigu jie kvies pastoviai policijos pareigūnus, tų pareiškimų bus daug, matysis visa grandinė tų pažeidimų, tai tikrai manau, kad būdų ir priemonių, ką padaryti, tikrai yra pakankamai daug įstatymuose numatyta. O tu mokyklą lankai? Lankai, ar ne? Ar tu šiandien buvai? Buvai? Kiek tų valandų? Tai anksti pamokos tau baigėsi tada. Tai reiškia, ne visose pamokose buvai? Ne. Būna, mama sakė, ir neeina į mokyklą. Mama praeitų rozų su manim šnekėjo, aš čia buvau. Tu pagalvok, tu esi jauna mergička. Tikrai nelinkiu tau patekti į kalėjimą. Ir čia nereikia dabar vadovautis tom, kad tu esi nepilnametė ar dar kažkas. Tu esi žmogus. Tu esi jau beveik, kaip sakant, žengus žingsnį suaugusių gyvenimą ir turi protauti, ką darai. Neprotauji, sėdi ten, kur sėdi daug kas. Neprotavęs tuo metu, ar ne? Jeigu yra daroma žala tretiem asmenim, nepilnamečio asmens, o tėvai žiūri aplaidžiai į tokį dalyką, tai taip pat galima kelti ir atsakomybės būtent tėvam klausimą. Bet mūsų visuomeniai priimta nesikišti į šeimų vidaus problemas. Tai iš to mes turim visokias geriančias šeimas, kurios neprižiūri vaiko, gyvena iš socialinių pašalpų. Dėl to mes turim nepilnamečius, kurie yra nekontroliuojami. Nepilnametis jausdamas nebaudžiamumą, jisai gali padaryti visokių dalykų. Kaip sakoma, mes asmeniškai negalim kažkaip įtakoti vaiko, sakim, tam tikrus taikyti vaiko apribojimus ar panašiai, tiek patys socialiniai darbuotojai negali taikyti vaiko apribojimų. Apribojimus gali taikyti tik teismai. Mes atvažiavam su Teresa, reiškia, pas seniūną dabar ir nueisim pas policijos įgaliotinį. Tiesiog jie yra žmonės, kurie turbūt tikrai puikiai žino šitą situaciją. Lai patarė, ką turėjau daryti, dėl to, kad senukas, jisai bijo naktį miegoti, kaip sako Teresa, ar ne? Taip. Kad šita šeima yra, mums žinoma, mes lankomos ten. Daugiau aš jums nieko negaliu. O kas kiek laiko lankotės tenai? Aš lankausi, atsakiau jūs. Bet jeigu metus kartą, tai turbūt tiek neužtenka, aš taip įsivaizduoju. Aš ne į metus kartą. O kiek? Kas kiek laiko jūs ten vykstate tą šeimyną? Sakau jums, darbas su šita šeima vyksta. Užkištą, matot, tai čia išdraskė, atėjo ant kitos nakties, tą patį, išdraskė. Vėl ta nepilnametė? Iš vakaro, taip. Dabar dvi naktis jos nėra namuose, tai turbūt čyku neina. Ai, dabar dvi naktis nebuvo. Bet tą naktį, kai mes, tai buvo. Buvo. Ir buvo ir mama atėjus net jos. Čia? Pas tą senolį? O ką čia veikia, ta motina? Ieškojo savo sugyventinių. Sūnaus jo. Bet policijos nekvietė tuo metu, ne? Ne. Gerai, Regina, tai dėkui, tada dar kartelį labai važiuojam, tada į seniūniją, mes dar, kaip sakyt, bandysim visus, kaip sakyt, ten tvarką daryti ir klausinėti, ką jie daro. Labą dieną, seniūne. 24 valandos, ar galim minutėj sutrukdyti? O galite jūs palaukti, dabar komisijos darbas. Mes jau, žinokit, kelias dienas bandom jūs pagauti trumpam komentarui. Dėkui, lauksim. Taip, seniūnas labai užimtas, 10 minučių, prašė palaukti, palauksim dėl kilnaus tikslo. Situacija žinoma, tas senolis turi 3 sūnus, vienas gyvena kartu su juo, kitas gyvena toj šeimoje, iš kur ta mergaitė ten ateina pas tą senolį, trečias gyvena Eišiškėse irgi netoli. Tai ir policija reagavo, ir mūsų socialinė darbuotoja, ir su manim kartu irgi važiavom, žiūrėjom. Nepasakysiu, kad ten kiekvieną dieną važiuojam, bet į savaitę kelis kartus tikrai važiuojam.
ir turi ten ir su kitais vaikais yra ten problemų. Aš galvoju, nu, nėra jinai kažkokia ten super piktybiška ar kas, bet nu, yra kaip yra. Ši šeima yra mums puikiai žinoma, su ją mes pastoviai dirbam ir su ta mergaitė taipogi dirbama yra, ir mergaitė, ir šeima yra teikiama pagalba. O buvo mergina, pavyzdžiui, ta vežta bent jau pas psichologus, na, su ją pasikalbėti? Žinokit, aš negaliu jam atskleisti tokios informacijos tikrai. Norėčiau galvoti, kad iš tikrųjų nenutiks baisesnė nelaimė ir norėtųsi, kad ir kaimynai, ir pats senolis, kaip sakant, pradėtų gyventi ramiau, bet tam, kad ta ramybė įsivyrautų, iš tikrųjų reikia visos bendruomenės įsikišimo ir pagalbos, nes tai yra nepilnametė mergaitė, kuriai trūksta tėvų dėmesio, kuriai trūksta tėvų griežtumo, o kas tada, jeigu ne mes galime tai šeimai padėti, tai nebūkim, kaip sakyt, abejingi ir duok Dieve, kad na, viskas susitvarkys. Žiūrėsim, šitos istorijos mes taip nepaliksim ir kaip iki šiol, taip ir toliau tikrai bendrausime su senolių giminaičiais, su senolių kaimynais, kurie iš tiesų kiekvieną kartą, kai tik tai kažkas nutinka, iš karto informuoja mus. Taip, kad tikėkime, jog čia lankomės paskutinį kartą. Nijolės gyvenimas nebuvo lengvas. Mirus vyrui moters pečius užgulė sunki buities našta. Negana to, avarijoje žuvo 2 Nijolės dukros, o sūnus atsidūrė kalėjime. Po 16 metų našlystės Nijolė į savo gyvenimą vėl įsileido vyriškį. Naujasis draugas, Arūnas, už ją jaunesnis 10 metų. Ir štai prieš keletą savaičių Nijolė iš savo gydytojos gavo siuntimą tyrimui ultragarsu dėl galimo nėštumo. 56 moteris ir taip verčiasi sunkiai, jokių socialinių išmokų negauna, o galimas nėštumas tik dar labiau komplikuotų padėtį. Norėdama išsiaiškinti, ar jai priklauso valstybės parama, Nijolė paprašė mūsų pagalbos. O, gražiausia. Kas čia įvyko? Vyro nėra, žiūrėjau, vyro nėra. Kaip tai nėra, jeigu seniūnija nusprendė, kad yra vyras? Nu tai jie nusprendė, bet vyro nėra. Labą dieną. Trūksta vyriškų rankų. Galima užeiti? Prašau. Turėjau vaikus 5, 2 dukterį žuvo, vyras žuvo, mama mirė. Galų gale pristojo vėžys. Alimazgi. Kovojau labai ilgai. Nu ir buvo toks divizas. Vyras, kai mirė, man vyrų giminė nerūpėjo. Galų galiausiai tarnavau tokį kaime. Reputacija? Taip, kad aš netų pakraipų. Man moteris patinka. Nu ir vat, ir taip pat išėjo, kad pasipainiojo 45 metų dietas. Jisai, jo vaikai globos namuose. Va, dvynukai. Nu ir kažkaip tai mes pradėjom bendrauti su juo. Aš ateidavau teliką, pasižiūriu kavos. Mūsų ūkis, mano namas, jo kitur namas. Nu, tai mes tik sueinam, va taip pat, kaip žmonės. Nes jis vienišas kaip vilkas, o aš irgi vieniša boba. Nu ir pasakė, Nijolė, mes jūs Arūnu apžendysim, jūs vis tiek būsit vyras ir žmona. Tai reiškia, aš patapau sugyventinė. Ar tiesa, Nijolė, kad tokiu būdu seniūnija sutaupė, nurėžusi jums socialinę išmoką? Žinau, Žilinai, iš to sausio mėnesio turėjau gauti. Jūsų pajamų dydį pradėjo reguliuoti jo gaunamos pajamos, ar ne? Taip, nes mes sugyventiniai, vat matot, kaip išeina. Ir žinot, visas kaimas burzgia, Nijolė. Tai ką sako? Kad laukitės? Jo. Laukėsi, sako, tu neščia. Ir dabar seniūnija to remiasi, reiškia, tu neščias. Tu neščia. Nu. Kaip jausti žmogui? Nu. Tu sena drokla, reiškia, va taip sakysiu tiesiai šviesiai. Tu dar mylėsi su vyru. Nu. Koks jausmas 57 metų vėl pasijusti besilaukiančią mamytę? Jūs man tą pasakykit. Man labai smalsu. Labai smalsu, tai buvo baisu. Buvo baisu.
Ar todėl, kad tiesiog žinote, kad gali neužtekti pajamų? Ne, man pačiai buvo baisu. Sako, tai ką tu galvoji, sakau, žinok, gydytoja, tikrai aš nieko nesupratau iš karto, tikrai, jau viešpatė tokia buvo sena. Ar išgyvenate, kad pati nesveikuojanti galite neišnešioti sveiko kūdikio? Taip, man dėl to labai bijoju. Gal Nijolytė apsirenkit, važiuojam, išsiaiškinsim, ką pasakys tarnautojai. Eilinę dieną rojų, tu klupdamas eini, ieškodamas rytojus, kad galėtum pasakyti, pasaulis tavo kojom, o tu norėtum. Taigi, mėlyje, atvykome į Panevėžio rajono Krekenavos seniūniją išsiaiškinti, ar ponė Nijolei su tokia padėtimi ir turint draugą priklauso kokios nors valstybės išmokos. Nijolė aš informavau, kad reikia pristatyti jos gyvenimo draugo pažymą, kiek uždirba per paskutinius 3 mėnesius iki prašymo padavimo dienos. Ir pažymą iš ginekologijos gydytojos, kad nereikėtų Nijolei dalyvauti visuomeniai naudingoje veikloje. Nijolė, jums ta informacija buvo žinoma? Taip, aš buvau, įprašiau ir paskui per telefoną skambinau ir man pasakė reikalingi to Arūno popieriai. Man nereikia vyro, aš nenoriu tekėti. Niekas nesakė jums, kad reikia tekėti. Tai yra tiesiog kartu gyvenantis asmenys turi pateikti visas pajamas, kiek jie uždirba. Gerai, jeigu mes gyventume kartu kaip vyras ir boba, taip, aš neičiau namo. Aš namų savo nešildyčiau, jų netvarkyčiau, gyvenčiau tenai, lovai gulėčiau, valgyčiau ir tuštinčiau. Taip, aš to nedarau. Aš tai Lankėmės, tai jūs rado visą laiką kartu. Jūs rado, kad aš atsigulus televizorių žiūrėjau, tai nereiškia, kad aš jo ant sofos kojas ištiesusi guliu ir nereiškia, kad aš su juo gyvenu kiekvieną dieną. Jūs pati dabar liūda žinot, kas pas jį gyvena? Duktė. Ir man pasakė, vis tiek popierių reikia. Taip, reikia. Vis tiek reikės, kadangi kartu gyvenat. Ar negi negyvenat kartu? Koks gyvenimas? O kas tai yra? Negyvenimas? Pragaras gal negyvenimas? Ne pragaras, bet ir negyvenimas kartu mes mažai kada būnam, aš dieną nueinu. O kad čia kažkas atsirado, tai aš galiu ir ant savo pavardės prisimti, jis gali nebūti tėvas. Ne, jūs pateikit pažymas ir jūs gausit socialinę pašalpą. Pas jį 2 vaikai. Kiekvienam asmeniui turi išeiti ne mažiau negu 102 eurai. Pone Liuda, o gal informuokim ir Nijolę, ir galbūt kitus mūsų žiūrovus, kurie susiduria su panašiom aplinkybėm, kaip žmonės nustatomi turintys bendrą ūkį? Mes važiuojam, tikrinam gyvenimo ir buities sąlygas. Ir jeigu nuvažiavę kartu, randame kartu gyvenančius asmenys, tuo labiau, kad ir laukėsi moteriškė, tai aišku faktas, kad gyvena kartu. To vieno patikrinimo užtenka, atvažiavo, atrado televizorių, žiūri 24 valandas. Jeigu žmogus prieštarauja, taip mes lankomės ir kitus kartus. Bet tai žinokit, iš ko man gyventi, ką man valgyti. Taigi man reikia už būtą nelaimingą mokėti, jūs mokėsit už jį. Ar man prie apylinkės čia pasikabyti, ką? Mes ir sakėm, kad rašykit socialiniai pašalpai, bet to jūs galėsit kreiptis ir dėl nėštumo. Reikia vienos pažymos apie jūsų gaunamas bendras pajamas, antra pažyma, ar tikrai jūs laukitės reikalingai iš ginekologo. Taip, žinau, aš tai jums įrodysiu. Mums reikės įrodymų, važiuosim pas ginekologą, nufilmuosim faktus kompiuterio ekrane, kad tenais kažkas juda, plaka širdelė. Yra. Mėlynom akim mergaitė. Iš kur žino, kad mėlynom akim? Dėl kad sapnavau. O jeigu bus rudom akim berniukas? Ne, yra mergaitė. Mėlynom akim, tėvo akim. Tai, miela Nijolė, mes susitinkame lygiai po savaitės, organizuosime medicininę apžiūrą ir įsitikinsim, ar jūs galite būti vyriausia Lietuvos mama. Aš ir būsiu. Atvykome aplankyti ponios Nijolės, kadangi šiandieną turėjo būti daromi tyrimai, ar gerai vystosi vaikelis, tai norim pasiklausti, kaip jai sekasi. Bandysim ieškoti Nijolės pas jos draugą Arūną. Sveiki, gyvi. Sveiki. Nijolė pas jūs? Galim užeiti? Užeikit. Šiandieną
Turėjote siuntimą tyrimui. Taip. Laukiau, sakiau, dar žadėjau skambinti, persigalvojau, ir... Nevažiavote? Ne, dar žadėjau paskambinti jums. Nu, jinai nevažiuoja, nu ką man dabar daryti, nu. Tegu vežkit, prašom, nors išindį. Važiuojam, pasižiūrėsim, nu, kas tenai yra. Kaip tenai kiek tos teisybės yra, nu. Koks Arūnai jausmas, kada taip neplanuotai dar kartelį tapsite tėvu? Ne, nu tai aš pasimėtsiu šiuo momentu, ką aš. Svarbu, kad darbą turite, manau. Ne, nu, tu sako, nuvažiuojam, pasitikrinam viskas, tu tą sveikatą. Aš irgi noriu, pavyzdžiui, sužinoti, nu. Aš irgi noriu sužinoti, nu, viskas. Pone Nijole, visam rajonui ir seniūnijai labai rūpi. Taip. Ar jūs laukitės ar ne? Tai iš tikrųjų taip. Ar jūs ką kalbate? Matot, kiek lauktuvių? Matau. Čia pusę metų reikės valgyti. Tai dabar, Nijolė, sutarkim taip, kad mes pirmadienį važiuojam. Būtinai ir anksti iš ryto važiuoja. Tai yra tikrai ir čia nėra jokia blepa, jokia melo nėra. Greitai be eilės atvažiavom, pasižiūrėjom, diagnozavom, apdovanojom. Viskas aišku. Gerai. Gerai? Gerai, bet. Tai tada iki pirmadienį. Išaušo pagaliau teisybės valanda, tiksliau teisybės diena, kada medicinis ultragarso tyrimas parodys, ar ponia Nijolė yra neščia, kiek laiko jau jinai laukėsi ir kada planuojama, jog vaikelis išvys šį pasaulį. Keista, kad pati motina tą informaciją nesirūpina. Važiuojam, galbūt Nijolė yra pas save namučiuose. Labą dieną. Aš jau išsigandau, sakau, gal apgavote mus? Nu kodėl? Kodėl aš turėčiau? Tai nieko nelaukdami, norim ir mes, žinokit, pagaliau atsakyti tiek savo, tiek seniūnijai ir manau ir jums svarbu. Kelintas mėnuo? Kada laukti ir kada sveikinti reikia šitą vyriausią mamą? Tai dabar tikėkime, kad kažkur 4-5 mėnesiai tikrai yra. Tikrai nėštumo nėra. Reikia dėl sveikatos, tai aišku, pilvo apimtys yra nemažos, toliau tyrinėtis reikia tyrinėtis ir žiūrėti, kokiame problemos yra. Aš labai tikėjausi, kad jeigu nėra nėštumo, tai galbūt bus diagnozuota kokia nors sveikatos sutrikimas arba tai problema ir galbūt atrasim tą dalyką, dėl ko tai vyksta. Dar diagnozuoti yra. Moteriai reikia tyrinėtis, galbūt yra problemų, bet kas liečia akušeriją ginekologiją, šiuo metu didelės problemos, ką mes galime echoskopu nustatyti, šiuo metu nėra. Tamius tyrimas, žinokit, sveikata ne juokas. Gydytojas manęs paklausė, sako, gali būti. Sako, kokiam lygom sirgus, sako, vėžiu dar. Sako, kokia forma, sako, limfoma. Sako, gali būti, sako, limfmazgė užkariavę. Pagaliau su visais tyrimais, vienas tyrimas dėl pajamų, kitas tyrimas dėl padėties, su visais rezultatais atgal į seniūniją. Tai, mielosios ponios, mes turime pajamų deklaraciją ir šiandieną darėm tyrimą ultragarsu. Pakitimai yra, dėl kurių reikalingi tolimesni tyrimai, tačiau Nijolė nesilaukia ir vaikelio nėra. Kažkas ten yra blogai. Pilvas auga, o kas ten auga, perkūnas dabar įžyda. Kadangi daktarai įtarė, jog gali vėl būti pasikartojanti onkologinė liga,
pagal kokią diagnozę jai nebūtų skirti viešieji darbai? Tai nesvarbu, čia priklauso nuo šeimos daktaro. Jeigu šeimos daktaras nueina ir išduoda pažymą, kad nuo darbų visuomeniai naudingų veiklų atleista ir jums nebus skiriami darbai. Tai yra bet kuri gydytojo pažyma. Ir jeigu tikrai pasitvirtins onkologinė liga, tada ponia Nijolė turi pilną teisę į vienkartinę socialinę pašalpą dėl sunkios ligos. Arūnai, kiek mes žinome, tai esi berods 3 vaikų tėvas. Taip. Šiuo momentu. Taip. Man įdomu, ar ta galimai užsimezgusi gyvybė buvo jūsų laukiama ar ne? Ar jūs pasiryžęs buvot dar kartą tapti tėvu? Nu, kaip sakant, pasiryžęs, gal per staigmenų buvo. Ką žinai. Arūnai, žinok, vaiko nėra. Padarėm ultragarsų tyrimą. Vaikelio nėra, galbūt yra kažkokia kita liga, pakitimai, tačiau jūsų draugė Nijolė nesilaukia. Ką darys, nieko nepakeis. Yra kaip yra, reikia dabar žiūrėti tą lygą. Nesnervuok. Važiuosim, žiūrėsim, tvarkysimės. Skaudu šiek tiek. Nesnervuok. Baig nesnervuok. Tai tik tiek nesupratau, iš kur tas pilnas. Iš kur? Jūs esat šaunuolė. Jūs jau Lietuvai davėte 5 vaikučius, o šiais laikais, kai visos mamos galvoja, kaip man išsaugoti figūrą, 5 vaikai yra be galo daug. Taip. Užsimanėmat 56 metų moteris, ar ne? Užsimanė. 18 pasijusti norėtųsi. O ką, nepanašiai 18, kad pilva nebūtų visą 18? Nijolė, aš mėgstu gerą natą, truputėlį su jumoru baigti siužetus. Kopūstų tikrai nevalgykit, draugiai. Išpus pilva 2. Sakys, tada 2 pagalbės susidėjus buvo vaikšto, ar ne? Yra dalykai, kurių net mes su savo komanda negalime pakeisti. Nu, vat, Arūnas gal ir galėtų, bet jau dabar pas jūs nebe tas amžius. Gal žinokit, užtenka rūpintis tais vaikais, kurie jau išvydę pasaulį ir bandyti juos susigrąžinti iš globos. Gerai? Tai iki. Iki. Ačiū už viską. Išsiskiriame tik kelioms minutėms, kol truks reklama. Iš karto po jos tęsime laidą. Mantas maldauja Virginijos, kad šis skirtų laiko ir dėmesio sūnui. Aš dabar ne dėl pinigų kalbu, aš kalbu dėl... Gerai. Dėl lankymą. Kai man dabar siūlai su 3 vaikais važiuoti, ne? Kur išvažiuoji, kai gauni pinigus po 5 dienas? Kur aš iš... Nepasakok. Kur aš išvažiuoju, klausyk, parodyk, įrodyk pirmą. Virginija ir Mantas susipažino besimokydami. Ilgai nelaukę apsigyveno kartu, o paskutiniais mokslo metais susilaukė sūnelio. Štai tuomet ir prasidėjo rūpesčiai. Pas Virginiją ėmė lankytis nepažįstami vyriškiai, o galų gale mergina Mantą paliko. Grįžusi pas savo tėvus, jie apsigyveno su savo naujuoju draugu, su kuriuo po metų taip pat susilaukė vaikelio. Į mūsų redakciją paskambinęs Mantas skundėsi, kad jų 2 vaikui trūksta motinos dėmesio. Jis sužinojo, kad neseniai Virginija viešėjo Linkuvos krašte ir per 5 dienas net nesiteikė aplankyti savo sūnaus. Jaunas vyras tikisi, kad bent mūsų komandai pavyks sugėdinti jo vaiko motiną. Laukuma, ten kur šilas, šiluva, ten kur dainos dainava.
Ten, kur laukas laukuva, ten, kur dainos dainava, ten, kur linksta linkuva. Kažkaip nei vieno palinkusio virškelio birželį nemačiau, o mes atvykome pas poną Mantą. Mantai, turi garbę apginti vyriškąją pusę. Kaip čia dar taip atsitiko, kad vaikelio mamos nerasta? Nu, nėra, jinai tokia yra. Į teismas kai buvo ir teisėjas paklausė, sutinki, kad vaikas gyventų pas tėvą. Sutinku, teismas baigės. Viskas. Tai galbūt teismas ir alimentus priteisė iš motinos pusės? Aš gaunu iš vaikų fondo. Jie jau priaugo 3,5 tūkstančių eurų. Nu, jinai primeluoja vaikui, prižada aukso kalnus, kad atvažiuos, vaiks laukia, neatvažiuoja. Nu, sakau, mes nuvažiuosim pažiūrėti. Labą dieną, brangiai. Ar geras siurprizas, ar blogas siurprizas, sakyk? Nu, ką žinau, tai netikėtai. Kiek laiko nesimatėte? Nu, kai čia pasakys, ką žinau, čia Šiauliuose buvom susitikę. Tai ko dabar taip kukliniesi, tai dabar sakyk savo problemas. Kas trukdo jums susitarti? Nežinau, nes čia dėl vaika viskas. Nes vaiką primonėje, vaiks laukia, neatvažiuoja. Primonėje, nieks neprimonė to vaiką. Nežinau, bet man įdomu. Neprižadė jam atvažiuoti. Prižadu. Man kaip aš išeina, aš atvažiuoju, aš tau sakiau ne vieną kartą. Išeina. Tada buvo 5 dienas udekas. Nu tai gerai, ką buvau. Nu tai gerai, aš pasakiau, kad negaliu, sakau, padėjau uošvinę apsitvarkyti, viskas, nu. Ne pas mane važiuoji, pas vaiką. Nu tai gerai. Nu. Virginija, kas trukdo tau būti savo pirmajam vaikui mama? Nieks man netrukdo. Nieks netrukdo. O bet tai man tai kaip man dabar suprasti irgi, kai man pasakė, ką vieno žodžio taip, vaiks pasakė, tai mama, aš tavęs nemyliu ir taip toliau, aš nežinau, iš kur tai jis tai ištraukė. Dėl to, kad tu neatvažiuoji. Kur primonė jau? Sakė, kad primokinta. Kur čia nusišnekė? Primokina? Žinau, man taip pasakė. Ką vieno žodžio tai pasakė, kad atsit nemyli. Nu, ne man sakė, bet yra kažkam pasakė. Vieną gegutę pakukavo, ne? Kodėl tas vaiks nenori su tavim kalbėti? Kodėl? Kaip nenori? Kai tai, kas sako, daug pakalbėti, tai aš suprantu, kai jis vaiks žaidžia. Išklatinę, per kiek laiko tu skambini? Jeigu aš nepaskambinu, tai tu neskambini. Tai kodėl tu nesąmonės prišnekėti, ką aš tau turiu kelti ragelį šnekėti? Kaip tu man visokių nesąmonės priskambini? Tu nevalkatauji? Kur išvažiuoji, kai gauni pinigus po 5 dienas? Kur aš išvažiuoju? Nepasakok. Kur aš išvažiuoju, klausyk, parodyk, įrodyk pirmą. Įrodyk. Tavęs namus nėra. Kaip nėra namuose? Atveda mamą? Kas auga vaikus? Atvedam? Nėra namuose mamas. Kai aš gyvenu, kas dėdavas? Kas dėdavas? Neidava urbas? Neidava? Ne per mane eidava, tikrai ne per mane. Ne per mane. Įsileisdavai, supranti? Tu įsileisdavai, aš sakydavau, neįsileisk. Kai tada į policiją nuėjau, ką pasakiau, kad norėjo mane išprievartauti, jeigu būčiau nenuėjęs, būčiau nieko nesakiusi, būtų, jeigu toliau visi vaikšta. Kas pakviesdavo tos kviečius, kurie galimai galėjo išprievartauti? Nu nežinau, prisigerdavo ir viskas, ir atvarydavo. Nu išvijo, tu jau manęs klauso, tu pabėgdavo, tai ką aš mieste eidavom kartu, tu pabėgiai su vaiku. Kai mane vos nepasmaugė, ką man daryti, tai tekdavo bėgti man iš namų. Eik, nebesušnekėjęs. Pas vaikų teisės nebuvom, kai gastrojau per visą naktį. Aišku, kad ne. Nebuvom! Gal yra pakruoji raštas, pasižadėjimas tavo? Nu tai gerai. Nu tai va, bet tai nebūtent pas kažkokius draugus tada kažką turi lakstyti. Pas draugę, nu? Kokia draugė tau linkuoja yra? Kokia? Nu tai koks skirtumas? Ei, tu turi skelbti, nesakyti. Aš netoks žmogus keičia per kaimas įjuokint žmonės. Televizija išvažiuos, sulauksiu žinučių, aš žinau viską. Nu tai sakyk, žinučių, aš nebijau, kas nori tegu šnek, jeigu neturi ką sakyti. Tai dar su tavim nori gyventi, su tavim dar nori gyventi. Kiek pasaulyma buvo 5 dienas? Ne 5 dienas, kad tu čia dabar svaigsti. Jis atostogavo nuo ketvirtadienio iki sekmadienio. Jis pas mane buvo. Pas mane buvo. Kai tu buvai. Ne, aš tik kelias dienas į namo buvo, kelias dienas. Kryžminė ugnis, sakyčiau, nežinau kaip čia rast kompromisą. Sakyk, Virginija, ko trūksta, kad bent jau teisėtum tos pažadus vaikų, kada
vaikas tavęs laukia. Nu tai kiek aš galiu tada atvažiuosiu? Aš jeigu atvažiuosiu pas vaiką, tikrai aš ten nebūsiu. Mano vaiks irgi rūpi. Kažkam kažkas gali nerūpa, sako, man iš tikrųjų rūpi. Aš daug kas stengiuosi dėl savo vaikų vargsiu, taip atrodo labai lengva. Virginija, jauties turbūt kaip tarp dviejų girnų. Iš visų pusių spaudžia rūpesčiai. Tėvas vaikų nelanko, o čia dar reikia ir alimentus mokėti. Žinau, kad skola kaupėsi. Sunku? Yra lengva. Gerai, negerai, viskas. Tik man tai lengva pasakyti. Nu, aš neatimu tau pinigų dabar. Aš dabar ne dėl pinigų kalbu, aš kalbu dėl lankymą. Nu tai kai man išeina, aš atvažiuoju, kai neišeinu, tai iš vis kartais man pasako, mama nevažiuos ir viskas. Tai kaip man dabar siūlai su 3 vaikais važiuoti, ne? Aš tau pasakiau, važiuok. O tai gerai, tai kuo tu neatvažiuoji irgi tada? Ar aš tavęs varau lauką? Tai gerai, kuo aš tu veiksiu, kad tu, tai aš nežinau, ką aš čia rasiu. Būna moteriams, kurios turi jas išlaikančius vyrus ir tai stogas pavažiuoja. Taip kad ne tu viena, ne tu paskutinė. Tai yra labai sunku. Gyvenate, kaip aš suprantu, nepritekliuje, tik iš pašalpų, ar ne? Bet aš nepasiduodu, aš nenusileidžiu, aš kažkas stengiu, vis tiek ir galvoju ir taip toliau. Pažadėk vieną. Jeigu negali aplankyti, nežadėk vaikui, įsilaukia nemiega. Nu, tak aš pasakiau, tada Šiauliuose sakau, kai galėsiu, atvažiuosiu. O kai galiu, ką galiu nupirkti, galiu, ko negaliu, tai negaliu. Vaiks tada padaviau tą 10 eurų, paskui jis norėjo daug ką. Nereikia pinigėlių, motinos meilė neatstos jokių pinigų. Aš duodu vaikui, aš jau toks žmogus esu. Man tai, norėsiu iš tavęs vieno pažado, kad dabar padavęs ranką savo buvusiai draugai pasakytum, kad daugiau jos nebespausi. Nebespausi daugiau, viskas. Все, nesinervuok. Girdite, mėlyjeji, varikliai ūžia, svirpia, gaudžia, vadinasi, žmonės dirba. O darbas žmogų puošia, taip kad atvažiavome į Kvedarų ūkį, kur darbštų žmonės mums paruošė daug gerybių, jas nuvešime daugiavaikiai šeimai. Na, o mes, mėlyjeji, galime tik tai pasidžiaugti, kad gerų žmonių Lietuvoje skaičius, nors iš lėto, tačiau, kai matote, auga ir nuo to Lietuvai tik tai geriau ir geriau. Bičiuliai, jūs nepatikėsite, ką aš sugalvojau. Maščiau ir sumaščiau, kad gana sudėtinga Virginiją su 3 vaikais vežti pas Mantą, todėl man gimė idėja ūkininko gerybės kartu su Mantu ir vaiku vežti pas Virginiją ir visą tai pas ją palikti. Sveiki, gyvi. Pasiruošę kelioniai? Nu, vaikui parašiau dabar. Išėjo pas draugą. Greitai sūnų susigražinė ir važiuojam pas Virginiją. Kartais būname liūdni ir odos trūksta, tik lašelio meilės norėtųsi pabūti ilgiau su tavimi, bet laiko dėja vis maža. Kasdien mes augam didesni ir vis rečiau. Eik, štai ką atvežėm. Sakas, mama, viskas gerai, kai tu esi šalia. Aš širdyje labai myliu savo mamą, tau mano šypsena. Ar tu patenkintas man? Taip, pagaliau tai įvyko, kad taip trokštai. Taip. Žiūrėjau, aš manau, kad dėl tokių momentų verta gyventi. Tikrai verta dirbti tokį darbą. Šiandien gražiuoju atvažiavam. Mantai, greitai sugalvok 3 komplimentus Virginijai. Gražiai sakės, tai nepyk. Kas buvo, viskas. Praeit. Ar tiesa, Virginija, kad kur kas brangiau už dovanas ta kažkokia vidinė ramybė, jog niekas tavęs nekolios už tai, ką padarėjai, nes gyvenimas juda į priekį? Taip. Žinau, kad juda į priekį. Jis stengiasi.
Tai labiausiai norėtum, kad būtų taika, nes matau, kad abu tą vaikelį be galo mylite. Na tai taip, kiekvieną savo vaiką mylėsiu. Aš jas galiu ir svetimų mylėti, man nėra skirtum, žinau, ką mano vaiks yra. Štai šitos kopūstus, agurkus, burokus, morkas, svogūnus parūpino dosnus ūkininkas, o štai šitą visą prašė mano žmona perduoti tau. Tai yra mūsų rankų darbo konservuotos daržovės, grybukai, uogienės. Man tai noriu vienu pavyzdžiu tokį ką įrodyti. Pykti ant žmogaus, smerkti žmogų yra pačios lengviausios išeitis. Tiesiog įsivaizduoju, kad tai yra tavo vargas su vienu vaikeliu ir tavo rūpestėliai. Pas Virginiją yra 3 tokios krūvos, 3 vaikeliai ir 3 daugiau rūpesčių. Tai tikrai manyčiau, kad patogiau ir paprasčiau būtų tau karts nuo karto atkeliauti į svečius pas Virginiją, paviešėti šiek tiek, kad vaikas pamatytų mamą, galbūt patys prisimintumėt kažkokius buvusius gerus laikus. Man taip atrodo, būtų geresnė išeitis, negu tau su 3 vaikais belsis kažkur tai. Vienas į kitą žiūrim su pagarba. Viskas, atsisveikinam, palinkim vienas kitam laimės, sėkmės ir viso ko geriausio. Gerai. Važiuoti paramintis. Gerai, viskas. Ir tu neklausai. Aš neklausau patirties. Gerai, Viskas tempiu namo, kad nebūtų konflikto. Tai viskas, tavo laikas, bendrauk su vaiku, mes su Mantu automobilyje, kad nesušalt pasidėsim. Šį vakarą tai jau viskas, ką norėjome jums parodyti ir papasakoti. Dėkoju už jūsų dėmesį ir primenu, jog mūsų telefonas, kurį matote ekrane, yra skirtas jums. Nedelskite ir paskambinkite, jeigu aplink matote neteisybę. Netrukus LNK žinios. Gero vakaro su mūsų kanalu. Sudie.